Lietuvos dailiojo čiuožimo atstovai Povilas Vanagas ir Margarita Drobesko iškovojo kelialapį į Turino žiemos olimpinės žaidynės. Lietuvos šokėjų ant ledo pora triumfavo Austrijoje vykusiose atrankos varžybose. Vanagas ir Drobesko įtikinamai laimėjo visas 3 programas – privalomąją, originaliją ir laisvąją. Galutinėje įskaitoje lietuviai surinkė 184 ir 22 balo, artimiausius persekitojus aplinkė net 30 balų. Kitais metais vyksianti Turino olimpiada Vanago ir Drobesko duetui bus 5-oji karjeroje. Praėjusioje Salt Lake City olimpiadoje Lietuvos šokėjų ant ledo pora dėl tendencingo teisėjimo liko 5-oje vietoje ir buvo keleriems metams pasitraukusi iš didžiojo sporto. Kovas Baltijos krepšinio lygoje pradėjo Klaipėdos Neptūnas. Deja, pirmosios rungtynės Neptūno krepšininkams susiklostė nesėkmingai. Klaipėdiečiai namuose 108-113 nusileido Rygos Barons ekipai. Tai buvo pirmasis Lietuvos klubų pralaimėjimas kitos šalies ekipai šį Baltijos lygos sezoną. Neptūno nuo pralaimėjimo neišgelbėjo rezultatyviai žaidęs amerikietis Jeromas Kaumanas, kuris pelnė 29 taškus. Barons gretose nesulaikomas buvo lietuvis Giedrius Gustas, kurios sąskaitoje 28 taškai. Žydrūnas Urbonas prie Latvių pergalės pridėjo 22 taškus. Trečią pergalę iškovojo čempionų titulus ginantys Kauno Žalgirio krepšininkai, kurie svečiuose nugalėjo Talino Kalevą. Rezultatyviausiai Žalgirio gretose žaidė 16 taškų pelnė Stanoka Biordas, 14 įmetė Paulius Jankūnas. Trečią pergalę šventė ir Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, kurie išvykoje po atkaklios kovos palaužė pirmą pralaimėjimą patyrusio Ventspilio pasipriešinimą. Po 16 taškų nugalėtojams pelnė Matthew Nilsenas ir Tomas Delininkaitis. Po 3 pergalės iškovoję Lietuvos Ryto ir Žalgirio klubai dalyjasi 2-3 vietas. Baltijos krepšinio lygoje pirmauja 4 kartus laimėję Šiaulių krepšininkai. Iki sezoninėse NBA lygos rungtynėse pirmą pralaimėjimą patyrė 2 lietuvių savo gretose turintis Clevelando Cavaliers klubas. Namuose net 16 tūkstančių žiūrovų palaikomi Cavaliers krepšininkai turėjo pripažinti Philadelphijos 76ers pranašumą. Startinė 5 rungtynės pradėjo Žydrūnas Ilgauskas, per 18 minučių pelnė 10 taškų. Vos 3 minutės rungtyniavęs Martynas Andriuškevičius įmetė 1 tašką. Kitas NBA lygoje debiutuojantis Lietuvos krepšininkas Šarūnas Jasikevičius pirmą kartą rungtynes pradėjo Indianos Pacers komandos startinėje 5, nes dėl nugaros skausmų negalėjo žaisti pagrindinis Pacers žaidėjas Džemalas Tinsley. 24 minutės žaidęs Jasikevičius pelnė 9 taškus. Pacers šventė pergalę rezultatu 93-84. Lietuvos futbolo čempionate sužaistos 31 turo rungtynės. Dar vieną žingsnį link čempionų titulų žengė Panevėžio Ekrano futbolininkai, kurie namuose minimaliu skirtumu 1-0 įveikė Vilniaus Vėtrą. Pergalę šventė ir artimiausias lyderių persiautojas FBK Kauno klubas, kuris net 5-0 sutriuškino Šilutės komandą. Vilčių pakovoti dėl bronzos medalių neprarandanti Marijampolės Sūduva svečiuose rezultatu 4-1 nugalėjo Šiaulių Vienuolikę. Iki pirmenybių pabaigos likus 5 turams 80 taškų turintys Ekrano futbolininkai antroje vietoje esantį FBK Kauną lenkė 10 taškų. Ekranui per 5 rungtynes pakanka iškovoti 2 pergalės ir panevėžiečiai taps Lietuvos čempionais. Čempionų lygoje 3 pralaimėjimą iš eilės patyrė Lietuvos čempionai Kauno Granito rankininkai. Kauno sporto halėje vykusiose rungtynėse Granitas rezultatu 28-35 turėjo pripažinti Karvinos Banik pranašumą. Čekijos klubas jau po pirmo kėlinio įgijo 6 įvarčių pranašumą ir jį išlaikė iki mačo pabaigos. Rezultatyviausiai Granito gretose žaidė vyriausiojo trenerio Valdemaro Novickio sūnus Valdas, kuris įmetė 9 įvarčius. Po 6 kartus varžovų vartininką nuginklavo Modestas Bakaitis ir Mindaugas Vieta. Absoliučiais H grupės outsideriais tapę Granito rankininkai kitas čempionų lygos rungtynės žais namuose su pogrupio lyderiu Flensburg Jan David klubu. Elektrėnuose prasidėjo kontinentinės taurės antrojo etapo C grupės varžybos, kuriuose dalyvauja 4 komandos – Elektrėnų Energija, Lenkijos GKS Tychy, Bukareštos Steaua iš Rumunijos ir Latvijos Ryga 2000. Energijos ledo ritulininkai turnyrą pradėjo nesėkmę. Pirmose rungtynėse aikštėje šeimininkai netikėtai pralaimėjo outsiderį laikytai Bukareštos Steaua ekipai rezultatu 2-3. Šiandien Energijos varžovu buvo Lenkijos čempionas Tychy klubas. Rytoj Energija susitiks su favoritais Ryga 2000 ledo ritulininkais. Rytoj finišuos Formulės 1 lenktynių pasaulio čempionatas. Kinijoje vyksiančiame paskutinėme etape iš pirmosios pozicijos startuos pasaulio čempiono titulą jau užsitikrinęs Renault komandos pilotas Fernando Alonso. Antrą starto poziciją užims kitas Renault atstovas Giancarlo Fisichella. Šiandien vykusiuose kvalifikaciniuose važiavimuose 3 vietą užėmė Kimi Raikkonenas iš McLaren Mercedes komandos. 4 liko Bar pilotas Jensonas Buttonas. 5 Juanas Pablo Montoya iš McLareno. Iš 6 pozicijos rytoj startuos Michaelis Schumacheris su Ferrari. Pasaulio čempiono titulą praradęs Schumacheris užima 3 vietą, tačiau artimiausia persekiotojo Montoya lenkia tik 2 taškais. Atkakli kova rytoj vyks ir dėl konstruktorių taurės. Pirmaujantį Renault komanda antroje vietoje esančią McLaren Mercedes lenkia vos 2 taškais.
Vėsūs ir darganoti orai. Artimiausią naktį bus debesuota su pragiedruliais, rytiniuose rajonuose trumpi krituliai. Vėjas šiaurės 7–12 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai 15–18 metrų per sekundę. Temperatūra 2–7 laipsniai šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpi krituliai, vėjas šiaurės 7–12 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai iki 18. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos. Pirmadienį numatomas trumpas lietus, žemiausia temperatūra naktį 1–6, dieną 6–11 laipsnių šilumos. Mūsų sąnariai dirba 12 valandų per parą. Per visą gyvenimą žmogus padaro tūkstančius judesių. Ilgainiui sąnariai dyla, praranda savo savybės, ima varginti skausmas. Bet naudojant Joint Protection, sveikus ir lanksčius sąnarius galima išsaugoti ilgam. Joint Protection – natūrali sveikų sąnarių palaikymo priemonė. Vitaforce produktų linija. Hans Grohe. Genialios idėjos vonios kambariui. Ir radio stotis Relax FM pristato vienintelį gitaros virtuozo Duke Robillard koncertą spalio 20 dieną Vilniuje, Forum Palace. Virš 20 albumų, 30 metų pagrindinėse pasaulio scenose. Ateik ir išvysk garsojo bliuzo swingerį Duke Robillard gyvai. Koncerto partneriai – Baltijos televizija ir didžiausias šalies dienraštis Lietuvos rytas. Bilietus galite įsigyti visose Bilietai LT ir Forum Palace kasose. Pajus gyvosios legendos Duke Robillard spindesį spalio 20 dieną Vilniuje. Natūralus sveikatos šaltinis širdžiai ir kraujagyslėms. Maksimaliai išgryninti tikri norvegiški žuvų taukai. Tik iš Vitaforce produktų linijos. Padėk savo širdžiai. Įdomu. Atsilaikys ar ne? Jūsų nauja spalva? Taip. Bet vyrai ir žili plaukai? Ne. Galite pasitikėti naujais, ilgai išliekančiais Velaton kreminiais dažais. Velaton su intensyviais spalvos pigmentais ir kokoso ekstraktu. Plaukų spalva išlieka ilgai, o plaukai akinamai blizga. Tik pasirinkite vieną iš nuostabių atspalvių. Velaton. Patikimi plaukų dažai. Iš Vela.